Taigi sveiki, aš Taskas Šlapė ir šiandien mūsų pirmasis video ir tikriausiai paskutinis video, nes mes visi mirsim. Ir šiandien mes pakalbėsime prognozes pasauliui ateinančiams 4 metams. Pasaulio pabaigos, tai paskutinis renginys, kiekvienas metas įvyksta, bet taip ir neįvyksta. Čia dabar neskaitant tai, kad tai visiškai nesąmonė. Aš žvelgime, kas yra prognozuojama Žemėj 2018, 2016, 2017, 2020 ir 2018 metais. Ne. Kinija netaps, o liks didžiausia pasaulio supervalstybė, what the f... Pasaulį pavyks sukurti juodą skylę Žemėje arba arti Žemės didžiajame hadronų pasipriešinimo srautui ir tada prasidės totalus visų įsiurbimas. Dievas Višnu įgis savo 10ą inkarnaciją, vadinamą kaklį avartarą, tam, kad sunaikytų demono kaklį ir išgelbėtų tyros širdies žmonės prieš sunaikinant pasaulį. Dabar tiems žmonėms, kas sakys, kad gal tai visai ir tikra. Čia tu nieko nežinai, čia, fuck off. Nebūkit varškiečiais, nes 2000-ieji neįvyko, 2012 neįvyko, 2017 metų vasario 16 niekad neįvyko. Ir žiūrint tokius puslapius, man darosi juokinga, kad žmonės tai rašo, kad žmonės legit tuo tiki. Jūs tikriausiai matėte jau tos linkus Facebook'e, tokie kaip pasaulio pabaiga čia, paspausk, arba pasaulio pabaiga rytoj, susitaikyk. Aš sukūriau trumpą filmuką, kuris vadinasi pasaulio pabaiga, pasidaryk pats. Ir aš suprantu, kad dauguma sakys, damn, tu to netiki. Koks skirtumas, gal kiti tiki. Na, ar jie retarded? Iš esmės, tai jeigu praskrenda bet koks kūnas pro žemę, tai mes visi fucking mirsim ir mes visi turim fucking nusižudyti dabar pat, statyti bunkerius, ruoštis, pirkti sriubas, tenais apšė fucking pasidaryti video dar iki ateičiai tenais nusišnekėjau, nesvarbu. Visos tos pasaulio pabaigų spėliojimas, taip norėjimas tų pasaulio pabaigų spėliojimų man primena CSGO gamblinimo prediktus, kai tu prediktini, niekad nepataikai, bet tu prediktorius seniai, viskas gerai. Man tai būna. Kartais. Kai turi pinigų. Ane, Karoli? Gerai, kiek tu turi dabar pinigų? Apie 20 000. Gerai, dabar taip, žiūrėk. Tiek 10 000. Tiek 10 000 ant juodo. Pamatysi, bus juodas dabar. Aš tau sakau. Ar tikrai? Jo, 100% pasitikėk manim, sen, čia aš žinau, aš čia išvis... Yra. Turim juodą. Yra, beveik. Nu beveik, seniai, beveik. Pamatysi, viskas gerai. Nu, būna, nepasiseka, davai. Gerai, seniai, turi dar 10, viskas gerai, dabar tiek ant žalio ir tu praturtėsi, pamatysi, seniai. Turėsi, mano paskaičiavimais, turėtum turėti 1400 eurų. Jeigu tu padėtum pamatyti, dabar 1000 namų nusipirkti galėtum. Čipsų, pamatyti, žiūrėk dabar, padėjai? Padėjau. Žiūrėk dabar, yra, žiūrėk dabar. Žalias. Ne. Kiek dabar turi? Taigi visas, ką tai žmonės daro, jie parašo tokį kritišką straipsnį, kad pasaulio pabaiga įvyks rytoj, poryt, kiekvieną dieną, ir jie deda reklamą, ir tu spaudi ant to linko, ir babkykės pareina, ir jie rečboja, o tu žinai, kad pasaulio pabaiga bus rytoj, tu nusipirki bunkerį ir dar tiem kitiem profitą padarai. Dabar teikis paspaus dislike ant šito video vien dėl to, kad aš pasakiau tokią nesąmonę, jog aš tokiais dalykais netikiu. Nebūkit varškiečiais, nes pasaulio pabaigų būna kasmet po 500 ir yra durna manyti, kad 50 kartų jau pasaulio pabaigos nebuvo. Šį kartą tikrai bus ir tada tu paspaudi ant to fucking linko. Seni, taigi iš esmės nepergyvenkit, kad bus pasaulio pabaiga. Pasaulio pabaiga turėjo būti šių metų vasario 16 dieną. Niekad neįvyko. Ir aš nusprendžiau padaryti šį trumpą video. Baigęs mokyklą aš ketinu atidaryti bunkerių firmą. Vadinasi, apsaugok mane, tėvelį. Tenais jūs galėsite nusipirkti įvairių dydžių bunkerių. Vienam, dvivietį,
galėsit gyventi su šunim, galėsit vienas gyventi, galėsit su šuo gyventi. Įsivaizduokit, jeigu pašykat per latrinų leidžiat vandenį ir jeigu vanduo pradeda bėgti per viršų, jūs jau miręs, nes yra masinis potinis, tvanas, jums yra rėk, karo ir netiesa. Tai kaip pašykat per latrinų dažnai užsikim šatuliukas. Taigi ačiū, kad žiūrėjote šitą mano video, tikiuosi jums patiko, tikriausiai nepatiko, nesvarbu. Komentaruose nerašykit, kad aš duchas. Aš žinau, kad aš duchas. Čia yra mano Snapchatas. Jeigu jums patinka šis video, spauskit like. Prašau, palikit komentarą. Jeigu jums nepatiko, paspauskit dislike. Prašau, palikit komentarą. Kodėl nepatiko, ką man reikia daryti toliau. Gerai, nesvarbu, nepalikit komentarą. Darykit, ką norit šis. Prenumeruokit irgi, jei norit. Jeigu nenorit, neprenumeruokit. Man nereikia. Tipo, bet būtų gerai šiaip prenumeruokit taškas.lapė, prašau, ačiū. Aš, kaip žinot, turiu Facebooką irgi, tai viskas tenais yra, kaip youtuberiai sako, apačioj. Jo. Taip pat norėčiau, kad prenumeruotumėt tokius kanalus kaip Extra Kentai, Desexus Productions ir vlogų parodijas, labai geri kanalai. Taip pat norėčiau padėkoti savo mamai, savo tėčiui, savo šeimai visai, savo šuniui. Jeigu šis video nebus visiškai cringe shit ir aš negausiu daug sakymų, kad cringe shit ir man reikia nusižudyti, ir jeigu nebus pasaulio pabaigos, aš galbūt įkelsiu kitą video. Taigi dar ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Kaip jau sakiau, prenumeruokit, jei norit. Paprenumeruokit būtinai, čia... Paprenumeruokit, man reikia būtinai. Arba kaip pasakytų Antanas J. Gyvenimas tai laimė. Kalės!